Beveik 30 000 gyventojų turinti Jonava dažnai vadinama chemikų miestu. Priežastis paprasta. Čia įsikūrusi Achema. Tai yra stambiausia Pabaltijos azotinių trąšų gamykla. Lietuvos tai yra antra pagal dydį eksporto gamykla. Po truputėlį įdiegiam ir naujus produktus, stengiamės žiūrėti, kas rinkoje šiuo metu yra reikalinga, populiaru ir einam su pasaulinė rinka. Kasmet Achema pagamina apie 1 milijoną tonų amoniako, kuris yra svarbiausia žaliava trąšų gamybai. 100 000 tonų azoto rūgšties, karbamido, amonio salietros ir kitų trąšų. Šios trąšos padeda įvairių šalių žemdirbiams išauginti gausų derlių. Amoniakas yra gaminamas iš gamtinių dujų, vandens ir oro. Šitame pečiuje vamzdinėje krosnyje yra gaminamas pagrindinis vandenilio kiekis. Gamtinių dujų ir garo mišinys vamzdinėje krosnyje įkaitintas iki 800 laipsnių sureaguoja į vandenilį ir anglies oksidus. Sekančioje stadijoje, šachtinėme konverteryje įgautas dujas įdozuojamas oras, iš kurio amoniako gamybai gaunamas azotas. Sintezės kolonoje azoto ir vandenilio mišinys ant geležies katalizatoriaus susijungia į bendrą junginį – amoniaką. Čia gaminama amonio salietra, viršui matom gamybos bokštą. Šiame ceche gaminame virš 60% visos bendrovės produkto. Azoto rūgštį neutralizuojant amoniaku gaunamas amonio nitrato tirpalas. Jis sukoncentruojamas išgarinimo aparate ir siunčiamas į granuliavimo bokštą. Bokšte, krisdamas iš didelio aukščio, amonio nitrato lašas ataušta ir virsta salietros granulė. Šio proceso metu susidaręs garo dujų bei oro mišinys išvalomas bokšto viršuje esančiame skruberyje. Šita salietra paskirstoma ant 2 transporterių, kuri keliauja į Lietuvos produkcijos sandėlį fasavimui. Čia matom iš viršaus 4 agregatą. Pati aukščiausia sintezės kolona matosi. Sintezės kolonoje maišantis amoniakui, anglies dvideginiui ir anglies amonio druskoms gaunamas karbamido lydalas. Po reakcijos gautas karbamido tirpalas yra destiliuojamas ir garinamas koncentravimo bloke, tai padidinant jo koncentraciją iki 99%. Ateina lydalas, skystas tas. Ir per vamzdį bėga į apačią. Iš čia karštas bėga, iš apačio šaltas oras pučia ir susidaro kruopelytės. Kalcio amonio salietros ceche yra didžiausias visoje Achemoje gatavos produkcijos sandėlis, kurio talpa 30 000 tonų. Dolomito skaldą mala galingas malūnas. Ventiliatoriais pučiamas oro srautas miltus pakelia ir nusodina ciklone. Esam prie cecho širdies granuliatoriaus. Jame susiformuoja granulės, kurios išdžiovinamos džiovinimo būgne. Granulės formuojasi iš dolomito miltų ir amonio nitrato tirpalo. Produkto gamyba šiuo momentu yra 56 tonos į valandą. Procesas vyksta puikiai. Dolomito miltus ir amonio nitratą sumaišo maišytuvas. Mišinys patenka į granuliatorių. Po to jis patenka į džiovinimo būgną ir keliauja į sietus, kur tinkamo dydžio granulės atsijojamos, aušinamos ir nukreipiamos į sandėlį. Kaip matot, visos granulės yra maždaug vienodo dydžio ir jau šitas produktas bus ir atkraunamas klientams. Vienos stambiausių Lietuvos įmonių istorija prasidėjo 1965 metais, kuomet pradėjo veikti pirmasis amoniako cechas. Daugianacionalinis gamyklos kolektyvas susirinko į atidarymo iškilmes.
Šiandien gamykloje veikia 13 cechų. Teritorija siekia 300 hektarų. Įmonėje dirba per 1400 žmonių. Mūsų buvo nuomonė tokia, kad tėvai, vaikai, kitaip sakant, tęstųsi dinastijom ir, reiškia, žmonės būtų atsidavę tam fabrikui. Achema Lietuvoje garsėja savo ypatingų požiūrių į darbuotojus, jų auginimą, išlaikymą, rūpestį. Įmonė, kurioje tu dirbi ir jautiesi saugus. Įmonėje žmonės išdirba po 20, 30 ir daugiau metų. Neretai kartu dirba kelios tos pačios šeimos kartos. Achemiečiai tikrai yra išskirtiniai, nes turi labai didelį atsakomybės jausmą. Achemoje ne komandos žmogus principė negali dirbti iš viso. Bendruomeniai svarbus kultūriniai, socialiniai ir edukaciniai projektai visuomet sulaukia deramo dėmesio ir paramos. Miesto plėtra jinai tikrai tiesiogiai susijusi su Achemos atsiradimu, su Achemos sėkmingu, pelningu darbu. 50 metų praktika patvirtino, kas naudinga, o kas ne. Jeigu išliko, vadinasi naudinga.